Daugelį metų vadovaudavausi mintim, kad kalbėti apie konkurentus yra neetiška ir nemandagu. Bet kai konkurentai užsijima galimai nesąžininga veikla, apie tai reikia kalbėti ir kalbėti garsiai, ypač norint, kad Lietuva būtų geresnė rytoj nei buvo vakar. Daugelis žinot tokį veikėją Facebook'e, TikTok'e, važiuojam auto brokeris, kuris daro tas pačias paslaugas kaip ir mes. Pastaruoju metu gaunu iš žmonių daugybę skambučių, žinučių su praktiškai identiškom situacijom. Nuvažiavau, nusipirkau automobilį, kurį jis išgyrė kaip tvarkinga, bet atsirado defektų. Po to, kai aš jam pasakiau, kad yra defektų, niekas man jų nekompensuoja, automobilio nenori atgal pasiimti, ignoruoja mane ir nemandagiai kalba. Garantijų jokių nesuteikia. Mažų mažiausia tai yra nesąžininga ir neetiška. Tad norėčiau susisiekti su visais nukentėjusiais žmonėm, noriu išsiaiškinti, kiek tai didelis mastas, arba visą tai paneigti. Galbūt tai yra tik kalbos. Tad galite rašyti į komentarus savo situacijas, skambinti man arba rašyti žinutę. Noriu, kad būtų situacijos su įrodymais,